Sveiki visi, kas susirinko šitą išklausyti istoriją. Tai va, sezonui einant į pabaigą, po visų pramogų, rudeniop sugalvojau, kad reikia tokias kelias smulkmenas pasitvarkyti, kadangi buvo tekę tam servize tvarkytis darbinius automobilius, pasirodė visai faini žmonės, mačiau ir sportiškų automobilių, supratau, kad kažkiek turi supratimo, bet galų gale pas mane, ką reikėjo padaryti, buvo absoliučiai paprasti dalykėliai, tiesiog reikėjo žmogaus suprantančio apie variklius, reikėjo secondary air pump siurbliuką pasikeisti, pasižiūrėti, kodėl meta klaidą, tada vairo stiprintuvo šlangutė apstepalavusi ir galinis reduktorius irgi buvo šiek tiek šlapo. Tai va, sužinot kodėl. Kaip supranta, tokie ganėtinai paprasti dalykai. Ilgai laukus pas žmogų, kada atsilaisvins vieta, vyko pastovus bendravimas, buvo skambinamasi, tikslinamasi, ar jau laisva. Ir kai jis pasakė, kad jau gali atvežti pirmadienį mašiną, jisai bus laisvas ir bus mano automobilis priimtas. Taip ir buvo padaryta. Pirmadienį buvo atvežta M-kutė, palikta pas jį prie garažo. Atsisveikinom ir aišku tikėjausi, kad neužilgo imsis darbų. Praėjo 2 dienos, trečiadienis, jokių žinių, nieko nevyksta, detalių nereikia, nei domisi, tarkim, detalės pirkti naujas dėvėtas ar apie patį gedimą. Ir kadangi turiu tokią signalizaciją, kuri man suteikia galimybę realių laikų matyti, kur yra automobilis, ar kada buvo užvestas, kada užgesintas, kur važiavo, kaip važiavo, ką veikia. Tai galvoju, kam žmogų trukdyti, pasižiūrėsiu aplikacijoje, ar automobilis patrauktas į garažą, iš vis, kas vyksta, aš išdėjau, matydamas, kad užvedė tada ir tada, pavažiavo tarkim, į garažą, jau ar atrakino, užrakino, jau reiškia buvo prie mašinos prieita kažkas daryta. Man to ir tai reikėjo sužinoti, skubos didelės nebuvo, sekantis renginys vyko tik dar už sekančios savaitės. 2 savaitės turėjau tam remontui, bet vis tiek, aišku, įdomu, kas vyksta. Žinot, šitą mašiną yra klubiečiai, kurie patys ten tvarkosi, aš nemoku taip gerai kaip jie prisižiūrėti pats garaže, kurio ir neturiu tokio garažo, kur galėčiau pasikrapštyti, tai net nėra kur pasibandyti. Tai esmė, nuvežiau patikimam žmogui, lyg ir patvarkyti. Atsidarau aplikaciją, matau, kad dieną prieš, antradienį, automobilis užkurtas, viskas tvarkoj. Pažiūrėkite patys į aplikacijos ekraną. Užsikūrė, išvažiavo. Ir programa visada fiksuoja maksimalų greitį. Per GPS-ą. GPS-as iš savo patirties žinau, kad kartais, jeigu labai greitai įsibėgėjai ir stabdai, neužfiksuoja maksimalaus greičio, bet artėjimą link jo ir kol suvaikšto signalas. Čia nėra ne tam skirta, kad užfiksuotų, tarkim, įsibėgėjimo arba top speedo. Tai tiesiog lokacijai. Tai būna kartais kas slidinėja arba kitokį sportą užsiminėja ir naudoja aplikaciją. Žino, kad ne visada labai tiksliai parodo, bet apytiksliai ir, sakyčiau, į mažąją pusę. Realiai, jeigu tu labai greit įsibėgėjai ir tada greit stabdai, tu pasieki iš tikrųjų didesnį greitį negu GPS-as, kai jau siunčia signalą, tu jau būni prilėtėjęs ir pagauna tą truputį mažesnį. Tai turim užfiksuotą 227. Tai aš manau, kad 230 tikrai buvo. Oras tą savaitę buvo ganėtinai drėgna. S5 variklis, taip. Tepalai keičiami kas metus. Įsėdu, šildau, bent 5 laipsnių, išvažiuoji, saugai, prižiūri, myli tą mašiną, viskas ten
viskas pagal grafiką, tepalų keitimai, kaip ten vyko reikalai. Ta prasme, iš pasakojimo paskui jisai papasakojo, jo pasiteisinimas buvo, kažkas jį ten sunervavo, nepavyko, gyvenime, darbe, išėjo, stovi mašina, daug ten mašinų stovi, bet mano. Sėdo ir pralekė. Kokiu tikslu, tarkim, dabar jis turėtų, pakomentuoti. Ar pabandyti, ar nervus nuraminti, bet prie ko mano mašina. Ta prasme, kas jam leido, kokiu reikia būti balvonu, kad taip sugalvot, kažkieno tai automobilį paimti ir taip rizikuoti juo. Savo finansai, sveikatą, ta prasme, ten tas kelias atkarpoj, kur važiavo, tarkim, asfaltas galbūt geras, bet ten miškai, ten pievos. Patys žinot, kiek dabar gyvūnų, automobilių, akla zona tenai, kylant į kalną, nuo Rudaičių, kylant link Kretingsodžio, ten kelias lyg ir. Tenai akla zona, tu nežinai, gal apsisukinėja kažkas, gal sustojo, gal grybautojai kažkokie, gal pamištų eina. Tu nieko nežinai, tu rizikuoji, net pasink savo trantalą kažkokį ir važiuok ten, daryk su savo gyvenimu, ką nori. Blogai pasielgia, blogai žmogus pasielgia. Tai va tokiais greičiais pralekė. Gerai, padaryta, nebegrįšiu, aš čia sužinau dieną po to, parašau žinutę, bendravom per Viberį, žmogus perskaitė žinutę, kad parašiau, kad nelakstytų, daviau suprast, kad aš žinau apie jo poelgį, kurį laiką delsė, nežinojo turbūt kaip sureaguoti, bet paskui suvirškino informaciją ir uždėjo širdelę man ant mano komentaro, kad nelakstytų. Viskas gerai? Like! Tai va. Įdomiai, viskas pabiškiai ir tuliuosi. Taigi, toliau laukiu, kas bus. Kaip ir, aišku, galvoj visokios mintis, pradėjau tartis su draugais, klubiečiais ir kaip šitą situaciją toliau rutuliot, kaip čia, kokios turėtų būti pasiekmes, žmogui už tokį elgesį. Nepamirškim, ko aš ten nuvežiau automobilio. Paremontuota, pirmadienį. Veiksmas antradienį, pasivažinėjimas, trečiadienį mano žinutė. Kas ten vyksta, kaip reaguotų normalus žmogus, papuolė situaciją. Padarai kažką negero, tave pričiupo, kažkoks kalties jausmas, blemba prisidirbau, bandykim išlysti iš situacijos, žmogui kažką taip greičiau sutvarkyti, galbūt kažkaip tai sulyginti žalą. Nieko ketvirtadienį, penktadienį apsitariau su žmonėm, sako, viskas, arba pasimk automobilį, arba kažką turi žmogus siūlyti, daryti. Kažkaip spręsti reikia. Taigi paskambinu, paklausiu, kaip jam sekasi remontuoti automobilį. Vietoj to, kad užimtų tokią poziciją kaip ir apgailestaujančio žmogaus, kažkaip bandančio užglaistyti situaciją, jisai man pasako, ko tu čia skambini. Jeigu dar nepaskambinau, reiškia, prie mašinos dar nepriėjau. Sako, man čia kas 2 dienas taip ir skambinėsi. Dabar iš tikrųjų šitas video daugiau skirtas jums, mano draugai, žiūrovai, kad sužinot, kokių yra žmonių ir kaip apsisaugot. Tai tęsiu toliau istoriją, tai nelabai suprato žmogus kaip kas. Ir pasiūlė atvažiuoti, jeigu jau nepatinka, kad netvarko visą savaitę mašiną, nors pats pasakė, kad jau galiu atvežti pirmadienį ir bus mašina tvarkomi, visiškos smulkmenos. Tai sutvarkai ir atidavė, viso gero. Tai pasakė, kad aš čia per dažnai įtrukdau ir galiu pasiimti automobilį. Tai aišku, mano komentaras buvo, kad tai tu pasivažinėt pasiėmė ją. Pasiėmė, pralekiai, pastatėjai,
Sako, ne, nu ir ką. Ir sako, pralekiau, užėjo kažkas ten, jam buvo debesėliai, psichologinės traumos kažkokios ir pralekiau, nuploviau ir pastačiau. Reikia apsifilmuoti, ar viskas tvarkoj. Nes buvo važinėtas su juo labai greitai. Tipo, ir kas, ką tu čia, tipo, jeigu nepatinka, atvažiuok pasiimk tą mašiną. Okei. Nu ir nuvažiavau pasiimti mašiną. O, mano mašina. Nuvažiavau su kamera, aišku, nes YouTube'as, jūs žiūrovai, kad galėtumėt nuspręsti, kas teisus, kas kaltas. Tai nuvažiavau ir žmogus gyvai, vis atrodė, kad su kitu žmogum kalbėjau telefonu. Kažkaip baigėsi, žinai, tas riteriškumas, daug atsiprašau išgirdau ir pasiūlė suremontuoti nemokamai. Tas smulkmenas. Ten ne viską galėjo remontuoti, nes prie kai kurių dalykų jis ten ir nesuprato, ką daryti. Tai va, kaip ir sprendimas, ne, toksai. Daug kas sakė, kad nepalik tokiam, bet jau buvom įbridę į tą upę. Tai, kai sakant, bridau iki galo kitą savaitę. Aišku, sutvarkė tą secondary air pumpą. Ir atvykus automobiliu, kai sutarėm, atvažiavau pasiimti, tai va užtruko trečiadienį pasiėmiau, pirmadienį atvežiau, kitos savaitės trečiadienį 10 dienų atidavė, ketvirtadienį jau turėjau ruoštis važiuoti į kitą renginį. Tai užtruko tiek laiko ir žmogus pamiršo vis dėlto, kad sakė, kad nemokamai, atiduodamas raktus, paprašė pinigų. Pabandė paprašyti pinigų. Tai va. Bet, aišku, negavo. Už tokį elgesį dar jis gaus ne pinigų, o gaus va šitą vat reportažą, šitą laidą. Esmė, viskas buvo padaryta, nieko nebepakeisi. Gaila, aišku, sakau, tikrai automobilį žiauriai prižiūriu, kai yra geras posakis, nieks nemuš mano sesės, tik aš galiu. Tai mano mašina irgi, tik aš galiu ją laužyti, aš ją įsigijau, investavau, todėl tai yra mano žaislas, mano laimė, mano džiaugsmas. Kažkoks tai žmogeliukas, kuriam buvo pateikta padaryti darbą, turi daryti darbą ir atiduoti automobilį, o ne juo lakstyti, laužyti, gadinti ar kažkaip kitaip žalot. Tegul nusipirk ir daryk, ką nori. Ta prasme, ne, aš dar galvau, kad jis kažkiek automanas, kažkas tokio. Jis jau ne automanas. Tai va, tokia istorija. O dabar galiausiai patarimas iš mano situacijos pasimokint kitiems, nes va buvo ir Tauragėje, panašus įvykis čia. Paskui, kai filmavau žmonės, klausiau dėl automobilio, ar duotų pavažiuoti, klausiau žmonių, tai paskui papasakojau savo istoriją. Labai nemažas kiekis žmonių pakomentavo, kad jiem arba draugam yra atsitikę panašios istorijos, kai buvo išvažiuota, pasivažinėta, sugadinta, sudaužyta. Kaip paskui išsireikalavo tos pinigus, kalti, nekalti, čia vien žodžiu. Nereik taip daryti. Ir patarimas draugams ir automanams, kas mano situacijoje, kurie yra klientai, siūlyčiau tiesiog, ar turit ar neturit tą sekimo įrangą, pasakykit, kad jūsų automobilį yra instaliuota sekimo įranga, ar signalizacija, ar tiesiog kažkoks siųstuvėlis. Gal kažkiek atgrasys nuo tų pusbalvonių, o nuo visiškų balvonų gali ir tai nesaugoti, tai turbūt nepalikinėt arba tiesiog būt kartu. Bet tokia realybė, tokia situacija ir
tikrai tam servize jau nesilankysiu, aš manau, Žibininkuose. Nors atrodė, kad ten tas šeimos verslas kaip ir turi ilgas tradicijas, žmonės statė reputaciją, dabar ta reputacija truputį sugrius. Tai va, būkit saugus, gerbkime vieni kitus ir viskas bus gerai. Tiek šiam kartui.